Čia va. Lemba. Čia va, Erika. Matai. Mano piešiniai, supranti. Tokie piešiniukai. Tai. Čia va tokie va yra, supranti. Nerodžiau gal. Tokie va piešiniukai, matai, yra. Čia originalas viskas. Viską pats dariau. Parodysiu greitai, nes karočią, tas va geras. Čia batareikų nėra. Tokie piešiniukai, tas va geras piešiniukai, matai. Man patika. Tie piešiniukai, va, matai. Tas va neblogas. Tas va neblogas. Vis tiek nėra ką veikti, man tabletą, supranti, priėmiau dabar. Kažkur už valandos, už 2 valandų, supranti, pradės veikti, supranti, Erika. Parodyk anūkams, gal patiks mano piešiniukai. Supranti, žiūrėk kokie piešiniukai, gal išmoks piešti. Supranti, aš išmokysiu, šiek tiek nieko tokia nėra. Tokie va piešiniukai, matai. Čia va, aš padėsiu dabar ant lovas. Matai, tas va man patinka. Gerai atrodo, žiūrėk. Tas va tai geras. Paskui tokie yra, supranti, mandalai vadinasi. Parodysiu, vis tiek nėra ką veikti, dabar kamerą pasiėmiau. Ne per telefoną varysiu. Na va, čia tokie va gaunasi, supranti, čia va piešiniukai, va mano vardas, matai. Parodyk lūpučiai. Gal patiks, čia matai, va toks yra piešiniuk spalvos. Paskui va toks va. Čia paskutiniai darbai. Dabar nebepiešiu, dabar tik fotografiją užsiemu. Matai, va čia tokie va darbukai yra. Va, tai. Tas va man patinka, žiūrėk. Tai. Čia supranti, ir taip gali žiūrėti. Ir taip, matai, kitas paveikslas. Ir taip gali žiūrėti. Matai. Taip va. Tokie va reikaliukai. Tokie va piešiniukai. To įkelsiu aš į Facebook, galėsi pažiūrėti, nes per Messenger neišeina, nesigauna. Čia matai toks. Čia va supranti yra tas. Čia man Libė Valerijus, čia man pasveikinimas, karočią. Iš ligoninės. Visko ko geriausia palinkėjo, supranti. Tai grius, o šiam. Na, aš ten dovanų visiems pridovanau. Tai va. Dabar negaliu gerti alaus, nei nieką, nes valandą iki vaistų reikia, bet geriausiai 2 valandas nieką negerti. Tuoj atnesiu dabar kitus paveikslus. Čia yra pas mane. Čia va yra, matai. Pasimsiu tų tik tais. Visus nerodysiu. Mama, cigaretę reikia užgesinti. Taks. Na, matai. Čia va buvau pradėjęs piešti. Mano geriausias draugas. Man daug padėjo. Čia va kalėjime piešiau. Frankfurte Oder. Tokias, nu čia nieko gera, šiaip nėra. Čia matai, svajonį moterį nusipiešiau. Tokie reikaliukai. Parodysiu čia greitai. Čia matai, Dievą nupiešiau. Taip atrodo Dievas. Čia va paskui pradėjau tokius piešti. Jau batareikas man baigėsi. Nu, šiam. Čia tokie paveiksliukai. Nu, atvažiuosit, aš jums parodysiu daugiau, apšiam. Yra ką rodyti. Va, tokių, man tas va patika. Čia labai daug darbo įdėta, supranti. Man tas paveikslas. Čia iš peštuką pieštas.
ant lentos, matai kiek darbų čia įdėta. Matai, viskas supranti, karočią, suvaryta. Nu ir paskui prasidėjo, karočią, iš kalėjimo, kaip išėjau, prasidėjo juodi darbai, vopšim. Tokie darbu, kaip prasidėjo. Tai. Tokie, čia jau laisvė piešiau, jau namuose. Tai tas paveikslas būtų toks, va. Tai. Tokie reikaliukai. Tai tokie darbai. Tuoj batareikas pasibaigs ir įkelsiu į Facebooką. Nes man mečina neišeina, supranti. Čia matai kryžiukas, vokiškas kryžiukas, tas svastika nupiešiu, matai. Čia supranti, reikia tik suprasti, matai. Bet čia nieks nesupranta, supranti, tie vokiečiai debilai yra, supranti. Nu ne visi, aišku. Tokie reikaliukai. Nu čia žinai, čia ne vis tiek, čia nieks man nieko nepasakys. Aš galiu tą ranką kelti ir kairę į dešinę, nesvarbu, galiu visom rankom, karočią, tiesiai kelti ir nieko nebus. Taip va. Šiaip jau 800 eurų baudą uždėjo, supranti, už tai, kad ranką pakėliau, kad Hitleriuką, žinai, pasveikinau. Taip va, mes čia ne naciai, žinai. Tas man paveikslas patinka. Tas tai geras. Paskui toks da yra. Bus ką prisiminti. Tas man patinka labai. Tuoj batareikas pasibaigs. Ir bus nematyti. Tas irgi neblogas. Toks paveikslas. Tai. Parodyk Lukui, Viltei, nes vis tiek ten, nežinau, kada sutiksim. Sergu baisiai, žinai, nenorėjau sakyti, supranti, turiu AIDS sergu, supranti, bet gaunu tabletas, bet galiu gyventi visą gyvenimą, žinai. Sportuoju, supranti, čia va žuvis. Sportuoju, žinai, gyvenu sveiką gyvenimą, valgau salotus visokius. Taip va. Čia viskas taip va. Tas man labai patinka. Tokie va. Tu Lukui daug gerą idėją, galėtų jis pradėti piešti. Aš jau. Atvažiuotume, aš jums pamokyčiau. Aišku, tavo pinigų nėra, nežinau čia kaip gausis. Reiks man pradėti parodą rengti, čia toks va paveikslas yra. Visur parašyta, jau čia, žinai, jeigu pavogs jau teismas bus, supranti, mane jau paveikslą vieną pavogė tą, žinai, kur piešiau su mėlynom gėlėm. Draidė bild. Tokie reikaliukai. Zo. Tai jau žiūrėjom. Čia 2008 metų. Tokie va paveikti išeina. Tas man labai patinka paveikslas. Su draugeliam. Tačiau man nuotaika buvo geresnė. Tai tokie va reikaliukai. Na gerai, reikia, visus nerodysiu. Yra daug darbų, čia peštukai jau piešta. Čia, aišku, tokie jau vaikiški jau prasidėt. Matai, kokie paveikslėliai, blemba. Jau čia man blogai buvo jau visai. Jau pradėjau grybą pjauti. Tai tas neblogas. Tai šitokie va reikaliukai. Su gėlėm visi patenkinti tokie. Toks va. Čia jau blogai buvo, čia nuo vaistų man per daug. Pripampavo vaistų. 6 tabletės jau, karoči, davė. Psichologas knys protą man.
kad tipo daugiau, kad vaistų prirašytų. Пошел в задницу, бамба. Tai. Tas geras. Čia daug darbo įdėta, supranti. Все, jau to įkelsiu, jau baigęs batareikas, reiks krauti. O. Tokie jau darbukai. Vieną pardaviau, už 20 eurų paveikslą pardaviau, iškart nupiešiau, iškart pardaviau. Tas va geras, matai, supranti, toks gliučintas, tas irgi man patinka. Reikaliukai. Nu va, čia tokie va darbukai, viskas, parašyk man, ar patiko mano darbai, ar kaip. O šiam čia toks jau paskutinis. Nu gerai, linkėjimai visiems. Labanaktis.